Labas rytas visiems. E, Saulius jau pristatė, tai gal nesikartosiu visų inicialų. Esu Ramunė, socialinė darbuotoja sveikatos priežiūros įstaigos. Savo profesinę veiklą atlieku psichosveikatos lauke. Mūsų pranešimas bus kartu su Andželika ir mes savo pranešime norėtumėm supažindinti ir kartu aptarti socialinio darbuotojo dirbančios sveikatos priežiūros įstaigoje bei sveikatos specialistų komandoje specifiką. Ir kalbėsime apie pirminį lygį ir stacionarą. Tai mano pranešimas bus labiau apie stacionarą orientuotas, o Andželika kalbės apie stacionarą. Taigi, žodžiu, socialinis darbas sveikatos priežiūros srityje pirmiausia apibrėžiamas socialinių paslaugų įstatyme, kai viena iš socialinio darbo gyvenimo sričių, kur socialinis darbuotojas, veikdamas sveikatos priežiūros specialistų komandoje, dirba socialinį darbą, siekdamas įgalinti pacientą ir jo artimuosius spręsti dėl ligos ir ar negalios atsiradusias psichosocialinės problemas, užtikrindamas į pacientą orientuotą paslaugų teikimą ir jo tęstinumą bendruomenėje. Kaip ir matot, kad socialinis darbuotojas veikia sveikatos priežiūroje. Čia ir prasideda pirmasis toks išskirtinumas socialinio darbuotojo. Taip, ir kvalifikacija, norisi pabrėžti, atsiranda asmens sveikatos priežiūros įstaigos socialinis darbuotojas, kuris pagal įgytą socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos socialinio darbuotojo veiklos nuostatuose nustatytą kompetenciją atlieka kitą sveikatinimo veiklą. Prie šito punkto norėčiau pažymėti tokius du požymius, kad socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija reguliuojama kaip ir iš socialinių paslaugų srities, tai ir baigimas turėtų būti socialinio darbo, o jau profesinė veikla persidengia su sveikatos priežiūros srities reguliavimais. Ir čia mes kaip atkreipiamas dėmesys, kad nebe socialinių toks paslaugų teikimas, o kita sveikatinimo veikla. Už kvalifikaciją, kaip minėjau, yra asmens sveikatos priežiūros įstaigos socialinis darbuotojas. Jo veikla yra reguliuojama sveikatos ministro ir socialinės apsaugos ministro aprašų dėl asmens sveikatos priežiūros socialinio darbuotojo veiklos patvirtinimo. Taip, dabar kuo tas socialinis darbuotojas skiriasi nuo kitų socialinių paslaugų srities darbuotojų. Tai dirbant socialinio darbuotojo sveikatos sistemoje yra svarbu išmanyti socialinio darbo procesus. Taip pat labai svarbu žinoti sveikatos teisės ir sveikatos draudimo sistemos pagrindus. Čia norėčiau truputėlį prasiplėsti ir pasakyti, kad sveikatos teisė tai labiau apibrėžia struktūrą sveikatos sistemos, lygius, nomenklatūrą, sveikatos draudimo sistemos pagrindai, tai apdraustųjų sąrašas, privalomas draudimas, kur socialiniam darbuotojui sveikatos srityje yra svarbu žinoti labai kuomet yra privalomų sveikatos draudimu apdraustų asmenų sąrašas, suprasti medicinos sąvokas, tai ir medicinos statistikos pagrindus, tai medicinos sąvokos iš kliento asmuo patampa pacientu, atsiranda tokia sąvoka kaip asmens sveikatos istorija, ligos kodai, anamnezė, tai informacijos surinkimas apie paciento sveikatą, epikrizė, kai baigiamoji ligos dalis ir epikrizės rekomendacijų pateikimas, tada mokėti medicinos dokumentų rengimo ir tvarkymo pagrindus,
nes teikdamas paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigos socialinis darbuotojas savo veiklą dokumentuoja asmens sveikatos istorijoje. Taip pat kiekviena įstaiga turi savo tokią kaip ir programinę sistemą, ar nežinau kaip čia pavadinti, kur suveda savo paslaugas ir taip pat yra įpareigojimas dirbančių šeimos gydytojų komandoje arba teikiančių paliatyvios pagalbos paslaugas, apie kurias kalbėsiu vėliau, tai suvesti savo apsilankimus į e-sveikatą. Ir taip pat panaudoti turimą žinią savo profesinėje veikloje. Tai tokios kompetencijos yra gana plačios ir kaip ir ta dokumentacija, kaip sakyčiau, sveikatos srityje yra užimanti gana daug laiko socialinio darbuotojo veikloje, būtent, kaip sakyti, skiriant dėmesį paslaugų suvedimui, aprašymui ir tam pacientui kartais to laiko gyvent procesus ne tiek ir daug laiko lieka socialinio darbuotojo veikloje. Dabar socialinio darbuotojo paslauga, tai gydymo įstaigoje pacientas, gaudamas sveikatos paslaugas, paprastai turi nemažai socialinių problemų, kurių turinį sudaro ir finansinės problemos, smurto apraiškos įvairios, neįgalumo klausimai, pensijų, išmokų, dalyvumo, įvairių. Tai žodžiu, socialinio darbuotojo paslaugos pirmas laiptelis prasideda pacientui ir artimiesiems arba grupiai. Tai čia galima pasakyti, kad apibrėžia tiek pirminį lygį, tiek stacionarą. Tuomet socialinis darbuotojas teikia paslaugas šeimos gydytojo komandoje, kuri nuo šių metų truputėlį yra pasiplėtus, vėliau aš čia pavaizduosiu, paaiškinsiu, psichosveikatos ir paliatyvios pagalbos komandose, apie kurias aš labiau kalbėsiu, čia yra pirminio lygio, ir dienos stacionarų ir stacionarų komandose. Kalbant apskritai apie socialinio darbuotojo paslaugų teikimą, norisi pabrėžti, kad socialinio darbuotojo laukas sveikatos priežiūra yra gana platus, nes apie 45 sveikatos ministro įsakymus reglamentuoja sveikatos priežiūros specialisto darbą sveikatos specialistų komandoje. Tai čia, kaip sakau, nuo pirminio lygio iki stacionaro, nuo šeimos gydytojų, onkologijos iki neurologijos, reabilitacijos ir panašiai. Tai čia Andželika gal vėliau papasakos apie stacionarų veiklą. Taip, tai kiekvienas iš mūsų esam registruotas prie šeimos gydytojo ir psichosveikatos centro. Tai čia yra ta pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra. Toks yra kaip ir hierarchija, reglamentavimas sveikatos priežiūros nomenklatūroje. Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros komandoje dirba ir socialinis darbuotojas. Tai čia būtų psichosveikatos specialistų komanda, šeimos gydytojo komanda ir socialinis darbuotojas paliatyvios pagalbos komandoje. Kaip ir minėjau, norėjau pavaizduoti, kaip atrodo socialinio darbuotojo čia vieta specialistų komandoje, konkrečiai psichosveikatos centre. Po praeitų metų teisės aktų pakeitimo socialinis darbuotojas, kaip matot, truputėlį kaip ir atsiradus naujai pareigybei, socialinio darbuotojo apsilankimų skaičius, galim sakyti, sumažėjo gaunant paslaugas. Nežinau, aš taip įvardinčiau, nes socialinio darbuotojo krūvis vieno etato etatu išaugo nuo maksimaliai prirašyto gyventojo skaičiaus. Tai kadangi atsirado psichikos sveikatos atvejo vadybininkas, tai čia kiekvienas, jeigu aiškiau, kaip čia paaiškinant, kurie nedirba ir nesupranta sveikatos tos mūsų sistemos nomenklatūros, tai kiekvienas
asmuo, kaip ir minėjau, yra priregistruotas prie psichikos sveikatos centro ir pagal tai, kiek asmenų yra prirašyta gyventojui, pagal tai yra paskirstomi darbo krūviai. Tai kaip matot, kitiem komandos nariam yra maksimalus prirašytų gyventojų skaičius 15 000, o socialiniam darbuotojui yra 30 000. Nu, tai čia vat ir vėl galima, kaip čia ir kalbėti, kad tas kaip ir socialinio darbuotojo, kiek ta paslauga svarbi yra vertinant teisės aktų leidėjų vizijas, nes anksčiau buvo kaip ir visi vienodai, nes socialinio darbuotojo svarba yra kaip ir gana ženkli, bet regint teisės aktų pakeitimus matom, kad tas socialinio darbuotojo kaip ir krūvis kaip ir išaugo, bet tuo pačiu ir sumažėja, suteikiant galimybę pacientui kreiptis. Bet yra tokia kaip ir kita palikta teisės akto, kaip sakyti, pagerinimas įstaigoms, kuriuose nėra prisirašę daug gyventojų, tai į socialinį darbuotoją kaip ir gali kreiptis dažniau, nes nėra tik gyventojų prisirašę, nes ten darbo laikas sumažintas, bet tuo pačiu tuomet galim kalbėti, gal socialinio darbuotojo krūvis išauga. Nu, čia yra irgi tokie praktiniai dalykai, bet aš tiesiog norėjau vaizdiškai pavaizduoti, kiek socialinis darbuotojas yra tarp kitų sveikatos specialistų tokiuose, nelygiomis teisėmis, kaip noriu pasakyti. Tai va, tai didesni sveikatos priežiūros centrai, psichikos sveikatos centrai turi komandas, kuriuose yra suaugusių psichikos sveikatos komanda ir vaikų ir paauglių psichikos sveikatos komanda. Mažesni psichikos sveikatos centrai turi tik vieną suaugusių komandą. Tai kai yra gyventojų prisirašę daugiau, negu matot, 15 000, tuomet formuoja didesnę komandą, kai yra mažiau, tada lygina priklausomai nuo gyventojų skaičiaus. Tai suaugusio komandai socialinių yra 30 000 maksimalus prirašytų gyventojų skaičius. Vaikų ir paauglių komandoje, kuri irgi čia nuo praeitų metų atsiradusi, yra psichikos sveikatos centre, tai socialinis darbuotojas yra priskirtas prie kito komandos nario ir čia maksimalus prirašytų gyventojų skaičius yra sumažėjęs visiems komandos narėm, bet socialinis darbuotojas nėra įskirtas kaip aptarnaujantis 8 000 maksimaliai prirašytų gyventojų vieno etato krūvį, bet jis yra įtrauktas į kitą komandos narę. O kitos komandos narys turėtų sudaryti ne mažiau kaip 0,3 etato darbo krūvio. Tai tas socialinis darbuotojas gali būti komandoje, gali nebūti, čia jau priklauso nuo kiekvienos įstaigos poreikio, bet yra tokia galimybė suteikta, kad socialinis darbuotojas galėtų būti ir suaugusių komandai psichikos sveikatos centre, ir vaikų ir paauglių komandai psichikos sveikatos centre. Taip pat socialinis darbuotojas yra įtrauktas į šeimos gydytojo komandą. Nuo šių metų, čia sausio mėnesio pakeitimų, šeimos gydytojo komanda yra praplėsta, pasirenkat, kad tai gali būti ir vidaus ligų gydytojo komanda arba vaikų ligų gydytojo komanda. Ir socialinio darbuotojo etatas galėtų būti iki 0,2 etatų lyginant su šeimos gydytojo komandos etatu. Čia, kaip matot, prirašytų gyventojų jau nėra, o lygiuojamasi etatai formuojami pagal gydytojo turimą etato darbo krūvį, bet paliktas tas toksai žodelis iki. Iki reiškia, tai palikta kiekvienos gydymo įstaigos kaip šiek nuožiūrai pasirinkti, kuris komandos narys yra reikalingas tai šeimos gydytojo komandai. Tai gali būti ar gyvensenos specialistas, ar atvejo vadybininkas. Tai socialinis darbuotojas, kiek žinau, nėra labai populiarus, pasirenkat į šeimos gydytojo komandą. Tai, žodžiu,
čia tas žodelis iki, tai toks neapibrėžia, nors anksčiau šeimos gydytojo plėtros gairėse buvo numatyta, kad būtinai bus įdarbinti socialiniai darbuotojai šeimos gydytojo komandose iki 30 metų, bet pakeitimai nuo šių metų, kad paliktas tas žodelis iki, tai jis gali būti, gali jo nebūti. Ir socialinis darbuotojas paliatyvios pagalbos komandoje. Tai čia yra paliatyvi pagalba vaikams ir paaugliams, vieno etato darbo krūvių paslaugos teikiamos namuose ir yra apibrėžta, kad teikia nedaugiau kaip 8 pacientams. Ir per dieną gali suteikti nedaugiau kaip 10 paslaugų socialinis darbuotojas. Paliatyvios pagalbos komandoje yra gydytojas, slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, kineziterapeutas ir gali būti ir socialinis darbuotojas. Kas pažymėtina, kad tiek psichosveikatos centre, tiek šeimos gydytojo komandoje paslaugos teikiamos socialinio darbuotojo yra gydymo įstaigoje, o socialinis darbuotojas paliatyvioj komandoje teikia paslaugas namuose. Ir čia labai gerai apibrėžta ir gerai reglamentuota, kiek pacientų gali aptarnauti socialinis darbuotojas ir kiek paslaugų suteikti, ko nėra nei šeimos gydytojo komandai, nei psichikos sveikatos komandai. Dabar kokia yra specifika teikiamo paslaugų pirminio grandies socialinio darbuotojo veikloje, tai socialinis darbuotojas gali savo veiklą vykdyti savarankiškai arba kartu su asmens sveikatos priežiūros specialistais ir tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Į socialinį darbuotoją gali kreiptis pats pacientas arba gydantis gydytojas gali nukreipti socialinio darbuotojo konsultacijai. Tai čia, kaip ir sakyti, reglamentavimas yra toks, bet būna kartais ir įstaigose tvarka pasitvirtina, kaip jau norėtų, kad kreiptųsi socialinio darbuotoją. Kaip ir minėjau anksčiau, kad konsultacijos nurodomos tik paliatyvios pagalbos komandoje, o tiek šeimos gydytoje, tiek psichikos sveikatos centre skubiais atvejais socialinio darbuotojo konsultacija yra suteikiama ne vėliau kaip 1 per 3 darbo dienas. Čia, aišku, priklauso nuo komandos, nuo gydytojo arba nuo įstaigos vidaus tvarkos. Ir rekomenduojama, kad socialinis darbuotojas per dieną teiktų ne daugiau kaip 4-5 konsultacijas, bet kadangi tai yra rekomendacija, tai įstaigos neretai nesivadovauja šitom rekomendacijom, nes tai yra rekomendacinio pobūdžio, nėra įpareigojančios. Tai socialinis darbuotojas, aš konkrečiai galiu apie psichikos sveikatos centrą pasakyti, nes pati dirbu, tai būna ir 10, ir 15 konsultacijų, čia įvairiai nuo pacientų srautų rudenį, pavasarį konsultacijų būna žymiai daugiau. Tiek psichikos sveikatos centre, tiek šeimos gydytojo komandoje socialinis darbuotojas teikia tiek kontaktinės, tiek nuotolinės bendrasias socialinės paslaugas, tai yra informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo paciento ir jo artimiesiems. Paslaugų konsultacijų turinys yra įvairus nuo asmens dokumentų pametimo, nuo nuo pagalbos su šeimos gydytoju, nuo konflikto su kitais sveikatos priežiūros specialistais. Tai, žodžiu, įvairių nuo vaistų neišrašymo, tai čia tokias paslaugų sritis labai plati, nes nuo pagrindinių funkcijų, kurias atlieka socialinis darbuotojas, tai dar atlieka daug papildomų funkcijų, kuris neretai nesisieja su socialinio darbuotojo veikla. Taip pat dirbdamas tiek psichikos sveikatos centre, tiek šeimos gydytojo komandoje, socialinis darbuotojas inicijuoja, organizuoja paciento ir jų artimųjų savipagalbos grupės ir jas veda, organizuoja užimtumo, gebėjimų, socialinių įgūdžių ugdymo, naujų elgesio modelių formavimų, problemų sprendimo, psichosocialinio palaikymo grupių užsiėmimus, atsižvelgiant į paciento gebėjimus ir ligos ypatumus. Tai kaip matot, be tų konsultacijų vadinamų, tokių kaip ir individualių, socialinis darbuotojas turi gebėti ir, kaip sakyt, atlikti tų nemažai grupinio veiklų.
Taip pat pildo medicininius dokumentus, koduoja savo suteiktą paslaugą e-sveikatoje, įstaigos vidinės programinės įrangos sistemo ir asmens sveikatos istorija. Dabar dėl kodavimo savo suteiktos paslaugos, irgi čia norėčiau išskirti, kad socialiniams darbuotojams valstybinės ligonių kasos klasifikatoriais yra skirti paslaugų kodai. Ir jie suvesdami savo paslaugą, tas paslaugas turi koduoti, kartu įvesdami ligos kodą. Tai čia irgi toksai, kaip ir sakyti, su socialiniu darbu nelabai siejamas dalykas, labiau toks dokumentinis, nomenklatūrinis sveikatos sistemos srities funkcija. Ir visi socialiniai darbuotojai dirbantys asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi turėti spaudą, kuris išduodamas valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, nes neturėdami spaudo jie negalėtų suvesti savo paslaugų į e-sveikatą ar programinę įrangą vidinę. Šiuo metu, šiai dienai, tiksliau, Lietuvoje yra 807 asmens sveikatos priežiūros socialiniai darbuotojai, kuriems išduoti spaudo numeriai. Tai tikėtina, kad jie visi dirba sveikatos priežiūros įstaigose. Ir tokia dar specifinė pareiga, kurios anksčiau nebuvo reglamentuota, tai yra teikti pirmąją pagalbą, teisės aktų nustatyta tvarka. Tai reiškia, visi socialiniai darbuotojai dirbantys sveikatos priežiūros įstaigose turi būti išklausę būtinosios pagalbos mokymus. Čia yra tokie 16 valandų, kurie reikalingi dirbant sveikatos priežiūros srityje. Tai gal aš taip trumpai apibėgau, kas labai specifiška ir aktualu, ir dar norėjau gal išskirti tai, kad svarbu tai, kad socialinis darbuotojas turi teisę atsisakyti teikti socialinės paslaugas dirbant sveikatos priežiūros įstaigoje, kuomet jo veikla yra, kaip čia sakyt, prieštaravimo socialinio darbuotojo etikos, profesinės etikos reikalavimams, kada socialiniam darbuotojui kilo grėsmė dėl jo gyvybės ir sveikatos ir kada pacientas žemina socialinį darbuotoją, jo garbę ir orumą, tuomet socialinis darbuotojas gali atsisakyti teikti paslaugas, aišku, išskyrus tada, kada reikalinga suteikti pacientui būtiną pagalbą. Tai aš taip greit perbėgau, daugmaž koncentruojantis, kas labai svarbu, nesigilintantis į tas funkcijas, kurios kaip yra bendrinės ir kurias dar kiekviena kaip psichikos sveikatos centras ar šeimos gydytojos komandai dirbantis socialinis darbuotojas teikia pagal įstaigos vidaus nustatytą tvarką. Tai dabar gal norėčiau Andželikai žodį perduoti. Labadiena visiems. Tikiuosi mano skaidrės matosi. Tai dar kartą sveikinuosi su visais. Trumpai, žinoma, norėčiau prisistatyti. Esu socialinė darbuotoja, kuri dirbu apie 17 metų Lietuvos sveikatos mokslų universitete, vaikų ligų klinikoje. Tikrai visada galvojau, kad mūsų sritis yra labai specifiška, bet pasirodo, kad aš šiek... Ar matosi dabar? Tai bandant papildyti Ramunę, norėčiau truputėlį pradėti nuo paprastesnių dalykų, galbūt tos istorijos socialinio darbo medicinoje ir pasakyti, kad šis sritis tikrai nėra labai sena, nėra nauja. Lietuvoje jis skaičiuoja apie 30 metus neužilgo. Na, o visame pasaulyje socialinis darbas medicinoje iš tiesų pradėtas dirbti jau gana senai ir skaičiuoja tikrai daugiau negu 100 metų.
Na ir geroji patirtis žinoma, kad pas mus atkeliavo iš Šiaurės Amerikos, vakarų kitų valstybių, kurios šaknys glūdi iš tiesų paramoje, supratime ir pagalboje žmogui. Bandysiu, atsiprašau. Tai, kad socialinio darbo sritys yra labai skirtingos, turbūt visi žinote, ir kad socialiniai darbuotojai dirba įvairiose srityse ir su įvairiomis žmonių grupėmis, tokiamis kaip vaikai, suaugę, šeimos, neįgalieji. Apie profesinę veiklą ir mūsų profesijos reglamentavimą labai nesikartosiu, Ramunė pristatė ją, tik tai noriu pasakyti, kad mūsų veikla sveikatos priežiūros sistemoje reglamentuoja daugiau negu 50 teisės aktų, kurių privalome laikytis. Na ir ruošdamasi šitam pranešimui galvoju, ar reikia pakalbėti apie tai, kad sveikatos priežiūros sistemoje mes turime iššūkius ir kad nėra pakankamo skaičiaus socialinių darbuotojų. Savo pranešime dar apie tai minėsiu ir noriu paminėti, dėl ko tai yra problema, nes netgi yra atlikti moksliniai tyrimai, iš tiesų sako, kad socialinis darbuotojas turi būti būtinas, kad jeigu nėra šito specialisto, šias problemas sprendžia gydytojai ir kiti komandos nariai, na ir kad šitiem komandos nariams iš tiesų yra labai sudėtinga, iš jų tai atima tam tikrą laiką, labai svarbų, labai brangų, kad kai kuriais atvejais komandos nariai net ir neturi informacijos apie tai, kaip tas socialinės problemas reikia spręsti. Ir žinoma, kad didelė dalis specialistų dar kalba apie tai, kad jiems tai atima laiką ir jiems trūksta žinių ir kompetencijos šitoje srityje. Na ir iš tiesų tie atlikti tyrimai sako, kad jeigu nėra socialinio darbuotojo komandoje, tai specialistai turi spręsti atvykusių pacientų skurdo, alkoholizmo, informacijos trūkumo, specialiųjų poreikių nustatymo ir visų kitų socialinių problemų sprendimą. O tai iš tiesų trukdo gydymo pačiam procesui, kuris yra labai svarbus ir dėl kurio pacientas pasikreipia į gydymo įstaigą. Taigi, kuogi ypatinga šis sritis medicinoje, tai jau aišku ir prieš tai kalbėję pranešėjai ir Ramunė yra paminėjus, kad tai yra darbas, kuris yra komandinis, tu esi ištisai komandoje, vizitacijose, aptarimuose pas pacientus ir tu dirbi bendru tikslu, visos komandos suformuotų tikslų padėti pacientui. Jis nėra tavo asmeninis, tai yra komandos tikslas. Kad iš socialinio darbuotojo reikalauja tam tikrų žinių, gal sakyti taip, kad tai būtinai turi būti medicininės žinios, netiesa, bet turėti šitų žinių medicininių tikrai labai padeda dirbti ir būti komandos tikrų narių. Taip pat, aišku, turim tam tikras ir funkcijas komandoje, vaidmenis, darbo etiką. Turėčiau paminėti, kad gydymo įstaigose iš tiesų susiduriam su labai sudėtingom pacientų sveikatos būklėm, komplikacijom, lėtinėm ligom, žinoma, susiduriam ir neretais atvejais su mirtimis. Tai kaipgi socialinis darbuotojas gali padėti? Tai jisai, kaip ir visi socialiniai darbuotojai, tikrai ir vykdo savo tas funkcijas ir įvertina socialinių paslaugų poreikį, ir informuoja, ir konsultuoja, ir daro tam tikrus dalykus. Ir apie tai bandysiu sekančiose skaidrėse šiek tiek jums paminėti. Tai pirmoji eilėje socialinis darbuotojas, taip kaip ir medikas susirenka medicininę anamnezę, socialinis darbuotojas susirenka savo socialinę anamnezę, tai yra nusistato tą pagalbos poreikį ir paskui bando planuoti ir organizuoti socialinę pagalbą pacientam. Žinoma, kad mes lygiai taip pat ir konsultuojam, ir informuojam, ir teikiam įvairią informaciją apie paramą, išmokas. Taip pat mes organizuojame socialinės paslaugas, kurios yra galimos Lietuvoje ir kurios yra
priklausančios pacientui, kuris pateko į ligoninę, jam dar tenai bebūnant. Taip pat, kadangi gydymo įstaigose dažniausiai atvažiuoja pacientai iš visos Lietuvos, tai tenka labai bendradarbiauti ir tarpininkauti su visos Lietuvos ir socialinių paslaugų centrais, ir užimtumo tarnybomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis, teisininkais ir visom kitom tarnybom, kurios yra reikalingos tomkart pacientui. Dabar trumpai gal pristatysiu, su kokiais dažniausiais atvejais susiduriam dirbdami stacionare. Tai iš tiesų nemažai pacientų patenka į ligoninę ir iš ligoninės jie vyksta namo su kažkokiais tam tikrais sutrikimais, su tam tikrais sveikatos sutrikdymais. Labai džiaugiamės, kada jie gali iš ligoninės išvykti sveiki. Tai tikrai bebūnant ligoninėje pasistengiame suteikti informaciją apie neįgalumą, dalyvumą, esant poreikiui, jeigu gydytojai sutinka ir turi pakankamai informacijos ir galimybių, prašom užpildyti ir tam tikrus dokumentus, kurie yra reikalingi pacientui, kad galėtų toliau gauti visas reikalingas priemones, vaistukus. Taip pat stengiamės aprūpinti neįgaliųjų techniką tam tikrais atvejais, kada socialiniai darbuotojai turi prieigas iš įstaigos prie e-sveikatos, galime netgi parašyti tam tikrom techninės pagalbos priemonėm siuntimus, tuo palengvindami darbą gydytojam arba slaugytojam, kurie galimai tuo metu yra užimti. Tai tikrai stengiamės, kad pacientas važiuodamas namo turėtų visas reikiamas priemonės, kuriomis jis galėtų apsitarnauti. Taip pat informuojame apie visas priemonės, kurios yra kompensuojamos, kurių nereikia pacientui įsigyti savo lėšomis, kad grįžę namo jie kreiptųsi pas šeimos gydytoją ir gautų šitas priemonės kompensuojamai, nemokamai, su labai maža priemoka, kurios nedengia valstybė. Organizuojame dar ligoniniai bebūnant pacientam įvairias socialinės paslaugos, kurios yra priklausančios jiem, ir skambiname su centrais, bandome pacientus užregistruoti į eilę. Tam tikrais atvejais prašom gydytojų gydančių, kad netgi parašytų siuntimą šitom paslaugom gauti. Taip pat informuojame apie tam tikrą paramą, lengvatas, kurios irgi priklausančios yra iš valstybės, kad galėtų pasinaudoti pacientai, kurie serga arba sveikstantis yra. Ligoninėje turime dabar galimybę pacientams organizuoti pavėžėjimą, kuris yra jiems labai svarbus dėl to, kad jie iš ligoninės gali grįžti namo nemokamai. Aišku, tam turi būti arba gydytojo siuntimas. Mums kaip socialiniams darbuotojams dažniausiai gydytojai prašo, kad mes užsakytumėm tą pavėžėjimą, mes taip ir padarom. Tam tikrų numerių, va, matote, nurodytų, mes skambiname, prisistatome kaip sveikatos priežiūros specialistai, tam turime spaudo numerį, apie kurį jau minėjo mano kolegė. Ir pacientas gali vykti namo nemokamai, jeigu pavėžėjimas yra specializuotas, tai yra pacientai yra labai sunkios sveikatos būklės, ši paslauga yra negalima, jau jį turėtų pervežti specializuota greitoji, reanimobilis, tai jau yra sprendžiama arba gydymo įstaigos lygmeniu, arba pacientui padedant. Taip pat, kaip ir kolegė minėjo, iš kariuomenės iš tiesų labai daug stengiamės organizuoti renginių tam tikrų, šiek tiek praskaidrinti mūsų pacientų buvimą ligoninėje. Kartais ieškome ir finansinių galimybių įvairių, įsigyti tam tikras priemonės, kurios yra nekompensuojamos, sakykime, valstybės. Taip pat bendradarbiaujame labai su labdaros paramos fondais, kurie galimai irgi prisideda prie pacientų gerovės arba kažkokiais renginiais ar finansinėmis galimybėmis. Apie paliatyviąją pagalbą jau paminėjo šiek tiek mano kolegė, tai iš tiesų stacionare tikrai teikiame
vaikams būtent paliatyviąją pagalbą, turime tam skirtas lovas, komandą turime, kuri padeda šiem pacientam. Na, o suaugę mūsų pacientai turi atskirą skyrių onkologijos ligoninėje, kur jiem esant reikalui ši pagalba teikiama arba organizuojama ateityje pagalba į namus. Noriu pakalbėti ir apie labai dažnus atvejus, tokius kaip nepriežiūra, smurtas, trumpai juos noriu pristatyti, nes jie yra suskirstyti į tam tikras rūšis. Tai viena iš rūšių yra aplaidumas. Tai tikrai susiduriam ir su suaugusiais, ir su vaikais, kada žmonės būna apleisti, kada jie neturi būtiniausių daiktų ir stengiamės reaguoti, stengiamės daryti viską, kad to nebebūtų ir kad vaikam ar suaugusiem namuose būtų kuo saugesnė aplinka. Taip pat viena iš nepriežiūros formų, turbūt visi žinome, kad Vaiko teisių apsaugos įstatyme ši nepriežiūros forma yra įtraukta kaip smurto forma, tai todėl turime būtinai reaguoti ir netoleruoti šių smurto formų. Tai yra atsisakymas pasirūpinti. Labai dažnai susiduriame, kad pacientai, ypatingai vaikai, kurie patys savimi dažnai negali pasirūpinti, arba senyvo amžiaus asmenys yra paliekami, jais nepasirūpinama. Tai irgi stengiamės viską daryti, organizuoti pagalbą, kad to nebūtų, bendradarbiaujam su tam tikrom institucijom. Na ir dar viena forma yra aplaidi kontrolė, kada tikrai tam tikrais atvejais yra laiku nepasirūpinama, neužkertamas kelias, kad neįvyktų nelaimingi atsitikimai. Tai tikrai dažnai susiduriam su šitais dalykais vaikų ligų klinikoje, kada tikrai vaikai yra nudeginami, vaikai patenka į labai didelės traumas, kurios sužaloja juos visam gyvenimui. Tikrai būna dažnais atvejais, kad tie atvejai yra ir netyčiniai, bet jie turi labai gilias pasekmes savo, sakykime, eilinis į buteliuką supilimas rūgšties ir padėjimas ne į vietą, kada vaikas atėjęs tos rūgšties gurkštelna, turi didelės pasekmes. Tai tikrai tuo klausimu turim dirbti, apsaugoti visus savo visuomenės narius, kad jie kuo mažiau nukentėtų. Dar viena iš nepriežiūros formų yra atsisakymas suteikti gydymą. Tai šiek tiek pakalbėjo gal ir Ramunė, kad labai dažnai yra nesikreipiama laiku į gydytojus, atsisakoma, dažnai susiduriame ypatingai su vyresnio amžiaus žmonėmis, kada jie nevartoja vaistų, nesilaiko gydymo režimo, neatvyksta pas gydytojus. Tai tikrai irgi stengiamės užkirsti kelią šitiem dalykam ir kiek įmanoma įsijungti į komandą, kad būtų laiku žmonės gautų savo paslaugas, kad būtų laikomasi gydymo režimo, ypatingai psichikos sveikatos turbūt srityje, kada paaugliai nevartoja vaistų arba senyvo amžiaus žmonės irgi nevartoja vaistų, kurie paskui iškelia didelius iššūkius ateityje. Na ir jau minėjau, kad yra tos numatytos smurto formos, tai ir fizinis, ir seksualinis smurtas, psichologinis smurtas. Žinome, kad nemažai teisės aktų yra dabar ir smurto artimoje aplinkoje, ir įvairias smurto formas patyrusiems asmenims. Mes kaip viena iš didžiausių gydymo įstaigų Lietuvoje iš tiesų stengiamės reaguoti, netoleruoti šitų atvejų, visada informuoti tam tikras tarnybas ir padėti asmenims. Na, psichosocialinė pagalba, tai iš tiesų kartais ligoniams labai svarbu, kad jiems būtų skiriamas kažkoks laikas, kad juos palaikytumėm emociškai. Žinoma, gydytojai susako informaciją, jie turi daug darbo ir dažnai žmonės lieka neišklausyti, tai tikrai teikiame tą psichosocialinę pagalbą, stengiamės padėti žmonėms, juos išklausyti ir paremti.
Na, truputėlį apie tai, kad tikrai socialinių darbuotojų gydymo įstaigose yra mažai, tai čia yra mūsų Kauno klinikų visas miestelis, jį sudaro 38 profilinės klinikos, kuriuose yra mažiausiai po 100 stacionarinių lovų ir daugiau, o turime 6 socialinius darbuotojus. Tai tikrai mūsų pajėgos yra labai mažos, bet kaip bebūtų, vis tiek stengiamės dirbti ir užtikrinti tą socialinės pagalbos suteikimą. Na ir kadagi socialinis darbuotojas visada padės, tai tikrai jeigu yra tam tikros smurto apraiškos, ar tai yra vaiko, ar tai yra suaugusio asmens, visada stengiamės įsijungti į komandą ir padėti. Tai yra vieniši žmonės, kurie ar vaikai, ar suaugę, kurie neturi artimųjų, kuriais niekas nesirūpina. Tai yra sudėtingos ekonominės šeimos situacijos, jeigu ligoninėje, tai apie tai yra išgirstama ir stengiamasi tikrai irgi reaguoti ir pagal galimybės padėti. Įvairūs pacientai, kurie neturi, kaip jau ir Ramunė minėjo, ar tai socialinio draudimo, ar tai neturi asmens tapatybės dokumento, ar kažkokiu kitų dalykų, tikrai stengiamės įsijungti ir pagal galimybės padėti žmonėms. Na ir visada padedame, jeigu šios ligos yra lėtinės, sudėtingos sveikatos būklės. Aš pati labai dažnai būnu reanimacijoje, vaikų onkologijos skyriuje, kur yra pačios sudėtingiausios sveikatos būklės ir kur tavęs reikia bet kurią minutę. Turėčiau pasakyti, kad labai dažnai mes padedame ir kai yra mirtis, o jų mes neišvengiame, nes tai yra gydymo įstaiga ir būna visokių sveikatos būklių, tai tikrai irgi ir stengiamės palaikyti šeimą ir suteikti tam tikrą reikalingą informaciją, na ir palaikyti žmonės. O komandoje iš tiesų dirbame ir savarankiškai, stengiamės pamatyti tas socialinės problemas, labai dažnai gydytojai tas problemas įžvelgia ir prašo mūsų pagalbos, arba kiti sveikatos priežiūros specialistai. Tai iš tiesų turim galimybę dirbti šiek tiek ir savarankiškai, ir komandoje, ir padėti žmonėms, kai mūsų labiausiai reikia. Tai turbūt tiek papildžiau Ramunę šiek tiek mano pranešimo ir dėkoju visiems už dėmesį. Ačiū Ramunė ir Andželikai. Iš tikrųjų išsamus pristatymas apie socialinį darbą sveikatos priežiūroje, taip pat turim ir nemažai klausimų. Tada aš užduosiu klausimus, o jūs galbūt nuspręsite, kurį atsakysit. Gerai? Kaip praktikoje sekasi derinti sveikatos apsaugos ministerijos ir socialinės apsaugos darbo ministerijos teisės aktų reglamentavimus? Nes toks darbas, kur vieni ir kiti reglamentuoja, ir kaip jums čia sekasi? Aš nežinau, gali mes gal ir kartu, gal ir Andželika turės. Aš tai noriu pasakyti, kad kadangi mes dirbam sveikatos priežiūros įstaigoje ir esam asmens sveikatos priežiūros įstaigos socialiniai darbuotojai, mes vadovavome sveikatos ministro įsakymais, reglamentavimu sveikatos apsaugos ministerijos. Tai tiek galiu pasakyti ir tas toks ir derinimas. O Andželika gal kažką turės papildyti irgi. Tai aš gal grįžčiau prie to savo problematikos, kad iš tiesų tas buvimas tarp dviejų ministerijų yra tikrai nelengvas. Tikrai kartais medicinos ta politika yra vienokia ir tas noras išgyventi iš sveikatos draudimo apmokėjimo ir paslaugų užkodavimo prasilenkia su socialiniais dalykais. Mūsų paslauga nėra kažkaip eilute, mūsų paslaugos kodas stacionare nėra eilute įteisintas finansinę išraišką arba tais vadinamais balais, ir sveikatos įstaigų administracijas
turi tokį matymą, viziją, kad už socialinių darbuotojų paslaugas ligonių kasos nemoka. Tai yra labai sudėtinga, galbūt tai ir lemia, kad sveikatos priežiūros įstaigose yra mažai socialinių darbuotojų. Tai vat tikrai yra nelengvas kelias, bet mes asociacijoje daug metų dirbame, daugiau kaip 10 metų dirbame, kad galbūt kada nors su viltimi šios problemos išsispręs ir ta prasme mums bus lengviau, bet šiaip dirbam, reikia dirbti ir dirbam. Ačiū, Andželika. Kitas būtų klausimas, kiek savarankiškas yra socialinis darbuotojas priimdamas ar pasirinkdamas darbo metodus? Aš galiu pasakyti, kad aš savo darbo specifikoje tikrai esu visiškai savarankiška ir labai džiaugiuosi, kad medicininis personalas, gydytojai, kurie tikrai yra pasiekę ir laipsnius, ir profesoriai, tikrai labai su pagarba žiūri į socialinį darbuotoją ir į jo profesiją ir tikrai visiškai niekada mums nenurodinėja, kaip mums reikia dirbti, tikrai patys pasirenkam metodus. Tik vienintelė gal tokia problematika yra, kad dažnai medikai praneša apie pamatytus tam tikrus dalykus, socialinės problemas praneša per vėlai. O šiaip tikrai dirbu savarankiškai, jaučiu, kad esu reikalinga komandoje ir tikrai džiaugiuosi tuo. Nežinau, gal Ramunė dar. Ne, tai aš viską tą, ką Andželika pasakė, viską papildau, tik aš noriu pasakyti, metodai leidžia dirbti savarankiškai, tik taip kartais sulaiko socialinį darbuotoją, kad nepamiršti tų asmens duomenų, nes tie sveikatos duomenys yra labai ypatingi, specialūs ir vat, kad tas kartais socialinio darbuotojo vizija, tas toks būna kartais sulaikymas, bet šiaip tai tikrai ir savarankiškai gali dirbti, ir reikalingas, ir neretai patys gydytojai ir kiti sveikatos specialistai ateina konsultuotis, bent pas mūsų centre, pas socialinius darbuotojus įvairiais klausimais, ką daryti ir panašiai, tai toks nėra nurodymo tikrai griežto. Ačiū. Žinau, kad turite ilgametės patirtis sveikatos priežiūros srityje. Ar nereikėjo išsikovoti savo tokio prestižo, savo vietos pasaulyje, žinant sveikatos priežiūros sistemos hierarchinius dalykus? Kaip čia? Konkrečiai turbūt. Andželika, aš pertraukiu pačią, pasakyk dar kartą, pakartokite. Ne, turbūt aš matau, kad tu šypsaisi, tai tikrai reikėjo dar studentavimo metu įrodyti, ką socialinis darbuotojas praktikų metu savo darbų, neapmokestintų darbų, įrodyti medikams, ką tu gali daryti ir kaip tu gali jiems padėti, kol jie suprato. Tikrai reikėjo, bet tikrai tai įvyko labai noriai, labai greitai ir vienintelis dalykas, kuris stabdo, tai yra tikrai tų socialinių darbuotojų galbūt ir būtų daugiau, nes medikai supranta jų poreikį, bet tiesiog tas tarp ministerijų, tie politiniai gal klausimai netaip padeda mums, bet ką žinau, reikėjo, taip. Ramunė. Jo, reikėjo, bet kažkoks vis tiek veiksmas padarytas, aišku, vienoje srityje padaro, bet kitoje srityje, kur ir aš pranešime sakiau, kažkaip socialinis darbuotojas tas svarba, jinai menksta ir man pačiai, aš vis tiek daug metų dirbu, taip galvoju, tokia baimė yra, kad, pavyzdžiui, psichosveikatos centre ateityje netgi nebus tų socialinių darbuotojų, nes kažkaip visi į tą atvejo vadybą dabar labai perina ir ta vėl ta pozicija, tai toks kažkoks, kaip ir šeimos gydytojo komandos požiūris, mes gal paimsim kitą specialistą, o ką tas socialinis darbuotojas padės. Tai tas amžinas kovojimas ir taip jau, taip yra tas toksai. Ačiū, tai kaip sakant, esate vis laik kovoje. Jo, kitas klausimas, kaip atrodo jūsų įprasta socialinio darbuotojo dirbančių sveikatos priežiūros įstaigoje darbo diena? Prie šito klausimo taip pat yra dar vienas klausimas, užduosiu dabar į ateitį, kad galbūt galėtumėt pamastyti ir prisiminti, kolegos klausė, papasakoti sėkmės atvejį.
Tai va čia ne dabar, bet kad pagalvotumėt. Ir taip pat klausėm apie šitą jūsų socialinių darbuotojų dieną, kaip jinai atrodo. Gal trumpai galėtumėt papasakoti? Aš galėčiau gal iš savo, nes pirminis lygis, tai neretai jau žinau, kad yra registruota arba, tarkim, pati užsiregistruoja pacientus arba gydytojai yra nukreipti pacientai, bet paprastai tai gali būti 2-3, bet šiaip tai diena yra nenuspėjama ir nežinai, kada kas atsius ir kokie bus pacientai. Tai va tokia yra mūsų diena. Mūsų darbo diena yra truputėlį trumpesnė. Jeigu apie trukmę 7:36 valandos darbo pertrauka dienos, tai bet šiaip pacientų, kaip sakyt, problemos, srautai nėra nuspėjami. Tai sakau, rudenį, pavasarį gali būti labai daug, labai po mėnesių ir šiaip dabar ta politika, visi, kaip sakau, įstaigos balus skaičiuoja, pinigus skaičiuoja, tai gali būti tikrai toks įdomus, neuspėjamas darbas. O aš iškart gal dėl sėkmės atvejo, aš galbūt norėčiau papasakot apie vieną merginą, kuri buvo farmakoterapijų metodonu, kadangi įstaigoje pas mus dar yra kaip ir vykdoma gydymas opioidiniais vaistais, jeigu ten kas nežino, tai socialinis darbuotojas irgi čia mėnesį kartą turi konsultuoti ir stebėti pacientą, kuriam yra taikoma farmakoterapija metodonu, ir 24 metų mergina, kuri buvo programoje 10 metų ir jinai labai sėkmingai, mažindama metadono dozę, grįžo į tą socialinį gyvenimą. Ir jau, kaip sakyt, atkryčio nėra, va ta remisiją mes stebim 5 metus ir mes labai džiaugiamės, kad ir darbą susirado, ir šeimą sukūrė, tai va toks vienas sėkmės atvejų. Aš galbūt tokį va pabrėžiau, man toks įsimintiniausias. O visi kiti sėkmės atvejai psichikos sveikatos centre, jeigu pacientai pastoviai vartoja vaistus ir nėra didelių atkryčių, tai ir vadinam sėkmės atvejais. Ačiū, Ramunė. Ar Andželika turėtų dar ką pridurti? Tai aš gal apie savo darbo dieną, tai man labai patiko, kaip kariuomenės socialinė darbuotoja pristatinėjo, kad irgi ateini į 5 minutę ir išgirsti, kad reanimacijoje kažkas apsinuodijo, kad kažką sumušė, kad, žodžiu, ir tada pasiraitoji rankovės ir galvoji, nuo ko čia pradėsiu bėgti. Kartais būna tų ramesnių tokių dienų, kada tu eini į vizitacijas, kada stebi, kuriam pacientui galimai reikia socialinės pagalbos, ypatingai intensyviosios terapijos skyriuje. Bet šiaip tai būna dienų tokių, kad nežinai, kuriam skyriuje atsirasi, nežinai, kam pagalbos reikės, o tai man labai patinka ir visą tą mano socialinio darbuotojo kelią, kaip sakyt, puošia, kad aš galiu dirbti, kad aš galiu padėti. Jeigu kalbant apie sėkmės istoriją, tai aišku, buvę nemažai tų sėkmės istorijų, ypatingai iš intensyviosios terapijos skyriaus, kada pacientai atvažiuoja labai sunkios sveikatos būklės ir paskui žinai, kad jie ir įsisveiko, bet čia ir medikų, aišku, pagalba, medicininė pagalba, ne tik socialinė. Gal, o tokį labiau įsimintiną, tai turėjau pacientę, kuri mažame amžiuje iš globos įstaigos buvo atvežta išsekusi iki tiek, kad beveik jos sveikatos rodikliai nesutapo su gyvybiniais rodikliais ir teko rašyti raštus į vaiko teisių apsaugos tarnybą, susidurti su televizija, įvairiais puolimais, viskuo, bet džiaugiuosi, kad tas vaikas nebegrįžo į tą globos įstaigą, kad jinai tikrai jos svoris užaugo, jos psichinė sveikata pasitaisė ir kad jinai buvo perkelta į kitą įstaigą, kur sėkmingai auga. Ačiū, Andželika. Kitas klausimas. Ramunė šiek tiek jinai jau užsiminė apie tai. Gal galite pakomentuoti, kaip atrodo atveju vadybininko funkcijos psichikos sveikatos centre, ką jis daro? Trumpai, jeigu. Aš nežinau, ar čia trumpai truks, tai čia yra atskira pareigybė ir kaip sakyti, indikacijos yra. Aš net nežinau, ar čia mes trumpai, galbūt ne šios temos būtų, kaip ir sakyti, nes vis tiek yra ką papasakoti apie atvejo vadybą. Tai toks, kaip sakau, koordinatorius, bet vis tiek tai ar daugiau pakalbėti, tai mes šitos klausimus greit neatsakysim galbūt.
Jo, šiek tiek yra panašumo turbūt Jo, su pagalba šeimoms, kažkiek tai yra. jo, pagalba šeimoms, bet vis tiek nes atvejo vadybininku gali būti ne tik socialinis darbuotojas, gali būti ir slaugytojas, ir yra indikacijos, yra grupės, kada taikoma atvejo vadyba, tai sakau, ten yra daug planų, daug popierių, tai tiesiog reiktų atskiros diskusijos šitą temą apie šitą pareigybę. Ačiū, Ramūnė. Kitas klausimas. Ar Lietuvos sveikatos priežiūros sistema suteikia pakankamai resursų socialiniam darbuotojui suteikti paslaugas? Kokių resursų trūksta? Jūsų įžvalgos. Aš tai tiesiog galvoju, kas tie resursai būtų, net nežinau, nes čia daug kas perkelimai dar sveikatos pačios įstaigos vidaus tvarka. Tai nežinau, ką atsakyti šitą klausimą. Tai jeigu dėl kvalifikacijos, tiesiog jeigu kvalifikacija reikalinga, aš tik iš savo pusės, tai įstaigoje pas mus yra suteikiama galimybė, nes mes, sakau, esam kaip jau kitos sveikatimos veiklos specialistai, tai tas resursas toks, aišku, gal kitiems tas skirtumas yra, kad tas neapibrėžtumas socialinis ir ar tas socialinis darbuotojas ar asmens sveikatos, bet kai dabar tas spaudo numeris, kuris, kaip sakyčiau, biški pramušė truputėlį kelią, tai tie resursai yra tokie, kokie yra, tai gal čia vidaus tvarkos dalykai, nežinau, gal Andželika gal dar kažką turės pakomentuoti. Tai nežinau, šiaip tai turbūt didžiosiose įstaigose gal ir tų sąlygų trūkumas dažnai, orių sąlygų trūkumas yra tikrai, kiek girdžiu iš kolegų, ten kažkokio savo atskiro galbūt ir kompiuterio, ir to galimybės pasikalbinti pacientą, turėti tam tikrą aplinką. Tai nežinau, bet čia įstaigų turbūt kontekste aš džiaugiuosi, kad aš turiu atitinkamas sąlygas darbui ir turiu viską, ko man reikia, bet turbūt visai būna. Tai tiesiog gal neišsiplėsiu. Ačiū, Andželika. Kitas klausimas, į kurį jau atsakėt, bet gal dar pakartokit labai trumpai, čia du bus viename. Kiek socialinių darbuotojų dirba jūsų įstaigose ir kita šio dalis, ar būtinai turi būti gydytojo paskirimas socialinių darbuotojų paslaugai? Jeigu konkrečiai apie pirminį lygį, tai nėra būtinas paskirimas socialinio darbuotojo paslaugai, o pas mus centre, pas mus yra konkrečiai psichikos sveikatos centre, jeigu taip galvo, 93 000 prisirašiusių, bet socialinių darbuotojų mes etatais turim 4 pilnus etatus. Tai va taip yra. Psichikos sveikatos centre konkrečiai. Aš turbūt jau savo skaidrėse šiek tiek paminėjau, kad Kauno klinikose yra pačiuose Kauno klinikų miestelyje yra 6 socialiniai darbuotojai ant 38 profilinių klinikų, tai tikrai skaičius nėra pakankamas. Manau, bent jau vienam korpuse turėtų būti, tam didžiajam vienam korpuse, vienoj profiliniai klinikoje bent jau vienas socialinis darbuotojas turėtų būti, o mes tikrai mums nereikia konkretaus kažkokio pakvietimo, administracija galbūt prašo, kad gydytojai darytų tokias paskyras socialiniam darbuotojui, kad matytų socialinio darbuotojo suteiktų paslaugų skaičius, galbūt tą poreikį įžvelgtų, bet mes tikrai pagalbą teikiame ir savarankiškai, be kažkokių atskirų pagalbų, jeigu tik tai patys pamatome, kad reikalinga pagalba, arba mums praneša, kad tai gydantis gydytojas ar kiti komandos nariai, slaugytojai, padėjėjai, bet kas, mes tą pagalbą teikiame. Ačiū. Kitas klausimas. Ar čia irgi tą pačią turbūt temą, ar dirba individualios priežiūros darbuotojai sveikatos priežiūros sistemai? Pirminė grandinė tai tikrai ne. Stacionariai irgi tikrai ne. Ačiū. Kitas klausimas šiek tiek jau yra kartojus ir panašus. Jei klientas yra visiškai neveiksnus, kaip jam yra teikiama pagalba? Pagalba teikiama kaip ir visiems sveikatos priežiūros, kaip visiems pacientam, tik jisai turėtų atvykti su globėju į konsultaciją.
Na, jeigu kalbant, tą tokį neveiksnumą plačiaja prasme, tai vaikai, aišku, irgi visada turi atvykti su atsakingais asmenimis iki 16 metų. Iki 18 metų už juos tėvai neša atsakomybę ir gydymo įstaigoje tikrai prašome, kad kažkas tai būtų su jais, kad stacionarinio gydymo metu, jeigu yra sunkios lėtinės ligos, kad tėvai irgi slaugytų savo vaikus, nesant galimybės būti šalia patiems artimiausiam. Turime tokį paramos fondą savanorius, kurie mums padeda šituo klausimu. Kartais stengiamės būti savo pacientų ir akis, ir ausis, ir rankos, ir jiem padėti. Tam turbūt ir socialinis darbuotojas yra reikalingas. Jo, ir jeigu galima, čia turbūt, jeigu klausimo autorė turėjo neveiksnumą kaip teismo keliu, teisinį aspektą, tai turbūt, jeigu yra vienas irgi svarbus aspektas, ką svarbu žinoti, jeigu asmuo yra gydomas arba norima įgydyti psichiatrijos įstaigoje, tai psichiatrijos įstaiga turi gauti teismo leidimą tokiam asmeniui gydyti su globėjo prašymu. Čia mano Taip, toks. aš pati nesu su tuo susidūrus, bet žinau, kad psichiatrijos klinikoje mano kolegė socialinė darbuotoja tikrai ir į teismus tam tikrus ten yra kviečiama, vyksta ir taip, jeigu čia kalbant apie tą neveiksnumą tikrai, tai yra kiti procesai. Ačiū už atsakymą, dar keli klausimai, kurie taip pat yra vienas labai panašus. Kaip sprendžiate senyvo amžiaus žmonių nepriežiūros problemą? Ar yra numatyta atsakomybė už senyvo amžiaus žmonių nepriežiūrą, kai artimieji yra neatsakingai žiūri savo senyvo amžiaus žmonius? Ką pakomentuotumėte šią temą? Aš iš karto apie atsakomybę, tai žinot, mes nei policija, nei teismas atsakomybę šią klausimą nesprendžiam, bet jeigu šiaip Vilniuje yra toks algoritmas, nežinau, gal kituose miestuose kaip yra, tai jeigu sužino ar gydymo įstaigų, nebūtinai, pavyzdžiui, psichosveikatos centre, kad yra nepriežiūra, tai informuoja mus ir mes tada stengiamės su tuo žmogum sukontaktuoti. Bet turim tokią problemą vėl dėl tų asmens duomenų, kad jeigu asmuo nėra registruotas prie mūsų gydymo įstaigos ir nebuvo jam teiktos paslaugos, mes paprastai, tik galim ką padaryti, raštiškai informuoti savivaldybę, kad žmogui reikalinga pagalba, tik tai tiek galim. Vaikų ligų klinikoje ir aplamai Kauno klinikose, kadangi dirbau socialinio darbo koordinavimo vadovė, tai tikrai laikomės tų pačių principų, kad tik pastebėjus nepriežiūrą, apleistumą, kitus dalykus kreipiamės į gyvenamosios vietos savivaldybę, rašome raštus, reikalui esant kviečiame policiją, stengiamės reaguoti ir netoleruoti šitų dalykų. O kaip paskui viskas vyksta, tai pagal žmogaus turbūt gyvenamąją vietą vyksta tam tikri dalykai arba savivaldybės lygmenių. Ačiū už atsakymus. Dar keli paskutiniai klausimai. Čia vieną irgi subendrinu taip. Dažnai susiduria su asmens duomenų apsaugos įstatymu, kaip sprendžiate šią problemą bendarbiaujant su kitomis institucijomis. Čia turbūt kolegos klausė, kai reikia pasitarti ir tam tikrų klientų savo turbūt ir kaip tas bendarbiavimas ir duomenų apsauga vyksta, ar čia susidurėte problemą? Matot, problema būna dažnai tame, kad, kaip pasakyt, telefonu apie žmonės mes negalim šnekėti, skleisti apie sveikatos jo būseną ir panašiai problemas informacijos. Tai kol suvaikšto tie raštai, tai irgi tas praeina laikas ir ta pagalba truputėlį nusikelia. Bet problemų yra, nes konkrečiai aš iš savo patirties, kad paprastai mums parašo ten iš seniūnijų, kad reikia pagalbos, apsilankykite ir panašiai. Ir tas mes dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų, ir jeigu vėl aš grįšiu prie to paties, jeigu žmogus nėra pacientas mūsų psichosveikatos centro, mes negalim be jo valios prašymo teikti informacijos ir organizuoti pagalbą. Tai vat ir susidurėm su ta asmens duomenų klausimu sveikatos, kuomet užsidaro durys. Jeigu jis yra viskas tvarkoja, mes judinam ir darom kažką, bendradarbiavom ir tiesą sakant, ir nusižengiam kartais, nes
Nu, kaip ir telefonu mes negalim teikti, bet būna, kur jau pažįstam darbuotojus, tiesiog, kad tos paslaugos pajudėtų ir žmogui pagalba būtų suteikta. Bet didžiausia problema yra tame, kad seniūnijos mato poreikį, o jeigu žmogus nėra gydymo įstaigos pacientas ir nėra išreiškęs valios gauti paslaugas, tos paslaugos mes negalim kaip socialiniai darbuotojai vykdyti kažkokios pagalbos ir bendradarbiauti su seniūnijom, tarkim. Tai aš Ačiū. lygiai taip pat pritariu Ramunei, tikrai bendradarbiaujam telefonu, bet tos konkrečios informacijos stengiamės neteikti, neatskleisti, bet kartais tikrai žinom žmonės, pažįstam vieni kitus, ten vaiko teisų apsaugos tarnyba, darbuotojai vieni kitus pažįstam, tai stengiamės nenusižengti, bet tikrai dalintis kiek įmanoma saugiai tą informaciją ir vieni kitiem padėti, neužkirsti kelio tos pagalbos procesui, nes jeigu visiškai užkirsti kelią, tai vat, kaip ir Ramunė sakė, kad ta pagalba atsideda arba jinai tiesiog nutrūksta, tai pagal galimybės. Ačiū. Ir paskutinis klausimas buvo skirtas Ramunei, bet jeigu galės ir Andželika atsakys. Klausimas Ramunė, ar darbe galite naudotis PIS informacinę sistemą, pavyzdžiui, kaip pacientui po to yra nustatomi įptik ir gaunat šitą dalyvumo lygis, šitą informaciją į PIS? Ne, negalim naudotis, aš pati kreipiausi į Vilniaus miesto savivaldybę ir pasakė, kad mes nesam tos, kaip sakyti, socialinių paslaugų teikėjai ir mes negalim naudotis šitą sistemą. Mes irgi nesinaudojam, bet nesinaudojam dėl to, kad turi įstaiga kreiptis bendrai, kad galėtume gauti prisijungimus, bet turbūt nežinau, nesinaudojam. Ačiū už atsakymus, ačiū už pristatymą, iš tikrųjų buvo naudinga ir gaunam ir atgalinį ryšį, kurį pateiksime truputį dar vėliau prieš pietų pertrauką. Ačiū Ramunė ir Andželika.